Ir klausantis mūsų rajono gyventojų skambučių, pokalbių, susidaro tokia ne nuomonė, o tiesiog raginimas, ką mes darome toliau. Žmonės įvardina tokį laikotarpį, kad mes dabar gyvename bolševikų valdymo laikotarpį. Sakė, tik taip ir tą valdymą šaudė žmonės, o dabar... Noriu pasakyti, na, čia buvo žodžiai pasakyti, tarp kitko, tremtinio vaiko. Aš tapatinau ir esu sakęs ne vieną kartą, kad šita pertvarka yra siejama arba kopijuojama internacionalo himno. Pasaulį iš seną išardysim iki pamatų, kas buvo nieks, tas bus viskuo. Na tikrai taip daro. Noriu pasakyti taip, kad prieš metus laiko, kada vyko agitacija, rinkiminė kampanija, kada mes, ten buvo ir televizijoje, ir čia, mane tiesiog suglumino šitas dalykas, padarysim tą, neliks nei vienos gatvės asfaltuoto šitą žvyrkelio. Na ir čia buvo išsakyta daug tokių dalykų, kur ir aš taip manau, kad, na, kadangi aš nei teatrinėj scenose nedirbau ir mane, sakau, suglumino šitas dalykas. Bet aš noriu pasakyti, kad šitas agitacija, jinai tęsiasi ir toliau, kadangi artėja Seimo rinkimai, žinot labai puikiai, ir daugelis dalyvavot ir seniūnijose susitikimuose, tai aš noriu pacituoti kelis tokius, reiškia, pasakymus. Be abejo, mane išrinko 70% reiškia, gyventojų, nuo 70% nuo balsavusių. Bet aš dėlioju šitą sumą ten truputį kitaip, kadangi, nu, taip grubiai, sakykime, 5000 žmonių balsavo už Pinskuvienę, bet iš jų turbūt sutiksit, kad 1/3 patikėjo pažadais, 1/3 bambaliais ir nuosaikųjų tų, kurie taip, kadangi dar, kiek aš suprantu, kai kas galėtų pasakyti, kad ta byla nesibaigė ir dar liktai jinai yra kaip perspektyvi. Tai aš sakyčiau, kad susitikimuose su gyventojais yra pasakyta ir apie tai, kad taryba senoji biudžetą iššvaistė ir kad yra įdarbinti žmonės po 4,5 etato. Tai, na, aišku, eilinis žmogus, kuris jis nežino, kas yra etatas. Nu, galvoja, kad galima, pavyzdžiui, ir 10 etatų užimti, bet tai yra apskaita, aš manau, kad jau dabar ne tie laikai, kad aš norėjau sužinoti, kas jie tokie, nors vieną. Dabar, kad buvo gauta atlyginimas po 15 000, tai galbūt, nu, ieškojau, gal sakau, kokią gydytoją, kada išeidinėjo su išeitinėm ar su kažko, bet taip ir tokios informacijos negavau. Dabar, kadangi pasikeitė šilumos ūkio direktorius, tai buvo pasakyta, kad buvo labai blogai, pirko labai brangų kūrą po 165, dabar perkam po 105, tai aš noriu pasakyti, kad visiems, kas domisi šilumos klausimais, tai yra tokia valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija leidžia ir apie šilumos pagaminimą ir biokuro rinkos stebėsenos apskaitą. Čia yra viskas pasakyta. Ir aš manau, kad ta kaina, aišku, kaina mažėja. Jūs labai puikiai žinot, kad naftos kaina mažėja, dujų kaina mažėja. Šiltos žiemos iš karto kaina, 3 tie pagrindiniai rodikliai mažina kainą, bet ne tame reikalas. Reikalas tame, kad širvintų šilumos įmonės kaina visą laiką buvo kažkur tai, reiškia, pagal žemiausių 3 vietoj.
o dabar jinai atsirado 6., 9. vietoj. Tai vis vien šitie dalykai, juos reikia skaičiuoti. Aišku, kada tu pasižiūri į visus tos skaičius, matai, kad reiškia, yra padidėjo pagrindinai pastoviosios išlaidos ir tenai darbo užmokestis. Tai į šitos dalykus galit visi pasižiūrėti ir jie tikrai yra prieinami. Dabar, aišku, daug kartų, kas buvo, girdėjot, kad mes gavom papildomą finansavimą. Pernai metais jo tikrai nebuvo ir aš manau, kad kadangi darbo partija valdančioji, tai tikrai galima buvo gauti tų papildomų pinigėlių tam, kad padaryti kažkokius tai gerus darbus, o ne iš socialiai remtinų pinigų gatvę apšvietimą daryti. Aš taip pat noriu pasakyti apie kai kurios dalykus, kurie buvo spausdinami Širvintų krašto laikraštį, kaip mes, reiškia, kažkas tai skundžia. Tai vienas buvo toks labai, gal ir skaitėt, apie automobilį. Skaitėt? Kur pastaruoju metu piktavaliai žmonės įvairiais kanalais platina melagingą informaciją apie neva už mokesčių mokėtojų pinigus savivaldybės nuomojamą nuosavą merės Živilės Pinskuvienės automobilį BMW. Tai čia yra paprastas dalykas. Laikraštyje reikia kurti, kad kažką tai parašyti, paverkšlenti, bet yra tvarka. Jeigu yra pirkimas padarytas, yra duodama 10 darbo dienų po pirkimo, po sutarties pasirašymo, kada tu turi pateikti visą informaciją apie pirkimą. Pirkimas buvo pateiktas, dabar, jeigu nesumeluosiu, tai taip, 2015 lapkričio 12 dieną ir tada vyko didelė, kiek supratau, diskusija žmonėm, kadangi kai kas pasiskaito, o tik tai sausio 13 dieną įdėjo, reiškia, sutartį. Na, aišku, ta sutartys tokia išskirtinė, kadangi automobilis Passatas 3 metam išnuomotas už beveik 22 tūkstančius eurų, arba, kitaip sakant, 76 tūkstančiai litų nuoma 3 metų. Bet tai mes kalbėkime apie tą faktą, kad iškilo problema dėl to, ką rašė laikraštis. Tai dabar visi galite pasižymėti tokį CVPP, pavyzdžiui, 3 raidžių, 4 raidės suveskite ir gausit viešųjų pirkimų tarnybos puslapį, kur, reiškia, teikiami visi pirkimai. Taigi, galite tenai pamatyti, kad dabar jau beveik už 15 tūkstančių eurų yra sudaryta pirkimo sutarčių su advokatų kontorom kovai su Širvintų nusikaltėliais. Jeigu kalbėti, aš turiu pasakyti labai trumpai dar apie tokį šeimos planas. Visuose susitikimuose šeimos planas buvo akcentuojamas šeimos planas. Kas tas šeimos planas? Pasirodo, įvardino tą šeimos planą, kad šilumos įmoniai direktoriaus žmona buvo valytoja. Tai aš neįsivaizduoju, nu taip, aš kitaip nieko ne. Tai kas dabar, koks planas? Tai ir aš vis tik tai noriu dar vieną klausimą tiesiog tiesmukiškai paklausti, kadangi yra noriu paklausti, ką blogo padarė Širvintų rajono gyventojai meriai, kurie dirba žemę, kurie deklaruoja pasėlius ir panašiai. Kadangi iš viso deklaracijų kažkur tai beveik 2500 deklaracijų.
įsivaizduokit, kad tie, kas pildo pasėlių deklaracijas, tai gali pasakyti, kad nėra taip paprasta. Ir menkiausia klaida, pavyzdžiui, anksčiau nacionalinės mokėjimo agentūros, čia aš nežinau, Kęstas Sisiūnas yra, nėra. Šitą anksčiau, kaip mes važiuodavom, kada mokinomės deklaruoti pasėlius, tai buvo toks šūkis nacionaliniai mokėjimo agentūrai, kad veidų į pareiškėją. Sako, na dabar pasidarė taip, kad sako, užpakalių į pareiškėją. Tai teisingai, kadangi problemos yra tikrai, kiek žmonių dėl menkiausios klaidos yra taikomos tyčinės sankcijos ir žmonės negauna labai didelių pinigų. Bet jūs įsivaizduokit, kad vis tik tai yra deklaruojama maždaug 35 000 hektarų žemės. Tai yra maždaug kaina, jeigu taip grubiai skaičiuosim, kadangi tenai yra ir tiesioginės išmokos ir už nenašias, ir paskui už pirmosius 30 hektarų priedai, tai žmonės vis vien gauna kažkur tai apie 6 milijonus garantuotai eurų. Ir aš taip esu įsitikinęs, kad jeigu tie patys žmonės nesiorganizuos pas save namie ir nepadės žmonėms užpildyti tų deklaracijų, tai gal ne 50%, bet kokių 40% tai tikrai nepateiks tų deklaracijų. Tai mes, tai yra, aš manau, kad čia yra tikrai padaryta didelė klaida. Todėl aš linkiu vis vien išklausyti ir gyventojų pasiūlymus ir aš manau, kad, kaip ir minėjo šitą Vytas, kad mes tikrai rengsim po to opozicijos ataskaitą ir ataskaitai galėsim pateikti jau išsamesnius skaičius.